Labą dieną, labą dieną. Ką, jau nuvažiavau 60 km. Ką tik persikėliau iš Hals miestelio ir judu link Hadsund, kur esu pasižymėjęs nakvynės vietą. Bet šiaip kelias nėra labai sudėtingas, nėra daug įkalnės, 400 metrų berods tiktais ar kažkas panašaus, tai važiuoju į lygumą, sakyčiau net 70% dviračių takais, kitas 30% visokiais kaimo takeliais, keleliais. Tai jo, kelias nėra sudėtingas, tai nuvažiavęs į Hadsund pasižiūrėsiu, gal dar pavyks kažkiek nuvažiuoti. Iš kitos pusės nėra ko labai ir skubėti, nes tiesiog 31 dieną turi būti Kopenhagoj, tai nesvarbu, ar toliau ar arčiau nuvažiuosiu, vis tiek turėsiu būti tą dieną Kopenhagoj, tai reikės pagalvoti, ką čia nuveikti. O šiaip tai iš vaizdinės pusės tai tikėjausi gal biškį daugiau, kol kas tas vaizdas tai toks, nežinau, tokie kaimeliai visokie, tada pievos, miškeliai, net ne miškai, bet miškeliai. Galvojau, kad jūra bus žymiai arčiau, kad važiuosiu šalia jūros, bet jūra ten po kairę, nežinau, turbūt iš kokį 2 kilometrų. Ir nelabai yra kaip ten važiuoti. Tai toks mixed feelings, arba lietuviškai sumaišyti jausmai tokie. Ir smagu, gerai, kad lengva. Iš kitos pusės toks biški po 5 kilo jau biški kaip ir nuobodoka. Tai tokie ir nuotykiai. Ką, važiuojam toliau ir tikimės, kad kelias biški įdomesnis pasidarys. Ką, draugai, tik atvažiavau. Dar užsakau greitai parduotuvę nusipirkt, užkast ir vandens. Ir pradžioje vienoje vietoje galvau likt nakvot, bet tada radau šitą vietą. Tai dabar ką tik lyt pradėti. Tai čia kažkoks mini uostas ir vėl padaryta tokia kaip laužavietė ir namelis. Tai, sakyčiau, gana naujai, moderniai padaryta. Tai labai fainai šiaip. Toks nei vienas žmogaus čia nemačiau. Tai ir privatumo pakankamai. Tai labai džiaugiuosi, pasirodo, Danijoje irgi yra tokių dalykų. Kažkaip galvoju, kad nelabai bus, nes tų tokių miškų nėra labai daug, bet pakeliai mačiau ne vieną, biškį paprastesnę tokią vietelę, bet mačiau. O šiaip yra nemažai tiesiog laužaviečių padaryta, kur irgi gali laisvai pasistatyti palapinę ir prastovyklaut naktį ar kelias. Tai va, bet čia jau labai fancy, prašmatniai išsimiegosiu. Plius Danijoje šiaip šilta visai, šiandien 17 laipsnių buvo ir debesuota. Tai visą dieną debesuota, bet nei striukės, nei lietpalčio nereikėjo dėtis. Tai labai smagu po lietingo Švedijos. O šiaip šiandien, kaip ir planavom, nuvažiavau kiek aš 106 kilometrus. Tai šiek tiek vos už miestelio Hadsund. Tai toks planas ir buvo, tai dar biški kelis kilometrus toliau nuvažiavau. Tai va, tai tokios tokelės, ką
eisiu užkasius, pasistatysiu palapinę, net ne palapinę, miegmaišį tiesiog, pasiruošiu nakvynę ir viskas. Tai tiek šiandien ir ką, gero jums vakaro ir gero man vakaro. Viso. Sveiki gyvi! Ką tik palikom savo būstinę, bazę, nakvynės namus ir dabar su šitu priešpriešiniu vėju važiuosim link Orhuso. Tai Orhusas yra vienas didesnių Danijos miestų. Esu aš ten jau buvęs prieš tai, bet tikrai nesu dviračiu. Tai va. O šiandien atsikėlėm, nežinau, gerai išmiegojau, atsikėliau, kavos išgėriau kelias puodus, biškį užkandau ir išvariau. Tai iki pačio Orhuso šiandien nedavažiuosim, nes planuoju aplankyti savo dėdę, kuris gyvena jau daug metų Danijoje. Tai jis gyvena kažkur per vidurį tarp šito Hudson miestelio ir Orhuso. Tai gaus apie 50-40 km šiandien tiktais, tai nėra labai kur skubėt. Dėl to ir susivėlinau, dabar 12 valanda tiktais. Tai, tai va, tai taip neskubėdami ten ir važiuosim. Ir net galimai gal pas jį ir apsistosiu nakčiai. Tai vėl bus galimybė išsiskalbti rūbus, kurie jau ilgokai neskalbti, nuspraust ir panašiai. Tai planas toks, o dabar ką? Važiuojam su vėjeliu, arba jeigu tiksliau prieš vėjelį. Labas rytas, šiandien jums sakau jau iš Alingabro, kur miegojau jau nebe palapiniai ir nebe pašiūriai, o šitam gražiam šiltam daniškam name pas savo dėdę Antonijo. Tai, kaip vakar minėjau, planas toks ir buvo, kad aplankysiu savo dėdę, kuris jau ne vienerius metus gyvena Danijoje. Tai taip ir padariau. Jis, aišku, mane šiltai priėmė, gerai praleidom vakarą, daug pasikalbėjom, spėjau išsiplauti ir savo visus rūbus, aprangą ir pasikrauti elektroniką, šiek tiek persidėti daiktus tvarkingiau ir viskas. Tai šiltai labai praleidau naktį, išmiegojau normalioj lovoj su normalia patalynė, po gero šilto dušo, tai jaučiuosi įgavęs daugiau jėgų. Ir šiandien tada jau planas mums yra pasiekti vieną didesnių Danijos miestų pavadinimu Orhus. Ir iš Orhus kelsiuos keltu į Kopenhagos salą, kur dar šiandien tikriausiai reikės nuvažiuoti apie 50 bent jau kilometrų, kad rytoj jau galėčiau lengvai pasiekti pačią Kopenhagą. Tai va toks planas, pusryčius pavalgiau, viską pasidariau, ką reikia, tai dabar tiesiog sėsiu ant dviračio ir gausiu link Orhuso, iki kurio yra apie 40 km. Praktiškai pravažiavau pusę Danijos ir norėčiau pasidalinti savo pirmų įspūdžių. Tai įspūdis toks, kad kol kas panašu, kad Danija yra tiesiog vienas didelis kaimas, aišku, nekalba apie Kopenhagą ir kelis kitus didesnius miestus, bet iš esmės tai 5 namų miesteliai, kaimeliai,
fermos ir tų fermų gyvulininkystės kvapas, kur toks, kur jau stipriai labai nosį rėžia kilometrais. Tai va, ir laukai, aišku, daugybė laukų, vėjas ir tiek. Tai kol kas labai, sakyčiau, didelio įspūdžio nepaliko. Aišku, labai fainai, kad dviračių takai ir visa dviračių infrastruktūra išplėtota. Tai net tarp miestiniai yra dviračių takai, kas labai fainai, bet šiaip tai čia prieš kelias kilometrus reikėjo pavažiuoti tokį ruožą. Nežinau, gal ten 5-4 kilometrai, tai toks jau tas kvapas stiprus, kad tiesiog įkvepi ir nekvepuoji, kiek išeina. Tai va, tai tokie ir įspūdžiai. Taip, tai persikėliau su keltu, gal prieš kokias 5 minutės. Norėjau biškį pavažiuoti, nes labai daug mašinų buvo, tai labai garsiai jos ten burzgė. Brangokas keltas, 1,5 valandos kėlėmės, o iš Gotemburgo 3,5. Tai iš Gotemburgo į Daniją sumokėjau berods 60 eurų. Iš Orhuso į Kopenhagos salą sumokėjau kažkelis eurus. Tai brangoka ta Danija. Gal kažkaip galvau, kad Danija pigesnė negu kitos Skandinavijos šalis, įskaitant ir Norvegiją, ir Švediją. Bet pasirodo, kad ne, Danijoje tik alkoholis yra pigiau, lyginant su anom dviem, o visa kita brangiau. Tai va, maistas irgi brangesnis ir jaučiasi, kad brangesnis. Nes šitam kelte buvo bufetas, kuris kainavo 20 eurų. Tai pagalvojau, kad kam čia vėl atskirai stot per keliotis, vežtis tą maistą, tai tiesiog bufete pavalgiau. Brangokai atsiėjo, bet maistas visai geras buvo, plus vis tiek 1,5 valandos, kaip ir veik nelabai ką turėjau. Tai galvoju, pasilepinsiu. Tai va, pasilepinau, tai šitą kelto kelionę man viso su maistu atsiėjo apie 7 kažkelis eurus. Tai nemažai, bet nelabai yra kur dėtis. Tai va, dabar važiuosim link Roskildės. Ir viskas, ir ten prie Roskildės kažkur, turbūt net nedavažiavus, ieškosiu nakvynės vietos, nes šiandien 28, tai kaip minėjau, žmona tik 31 atskrenda į Kopenhagą, tai turėsiu kažkokios veiklos susigalvoti tom porai dienų, nes 29 ir 30, tai gaunasi beveik 1,5 dienos laisvos, tai va, tai pagalvosiu, ką čia galima būtų nuveikti per tas dienas, per tą laiką ir viskas. Tai tokios naujienos, važiuojam. Ką, atvažiavom. Dabar 7 valandos. Tai važiavau, turbūt apie 25 km, gal net mažiau nuvažiavau. Ir sustojau vandens dasipirkti ir galvoju, paieškosiu nakvynės vietos kažkur pakeliu jau. Ir žiūriu, už 10 minučių kelio
visai nebloga vieta. Tai davažiavau ir va, prašau, visiškai Hobito irštva. Nes pažiūrėjau, kad jau debesis renkasi, vėjas kyla, tai galvoju duos lietaus. Tai toli nereikia važiuoti, reikia ieškoti kažkur vietoj. Nu ir va, prašau, 2 šitos nakvynės vietos, prieglobsčiai. Labai cool, apžėlė čia dilgėlėm, reikia tik neįsidilgint. Ir dar užmačiau, kad vandens net yra. Tai čia galima bus dasipilt. Kraniukai, veikia. Čia aišku šaltas, bet abudu veikia. Nu tai pasaka, daugiau nėra ko norėt. Labai cool. Ir stalas yra. Tai ką, reikės ruoštis nakvynę ir nežinau, knygų atsisiunčiau. Kaip sakiau, dar tik 7 valandos, tai dar dienos šviesos biškį yra, bet jau jaučiu, kad pradeda lyt. Tai tikriausiai ramiai pavakarosiu šį vakarą ir viskas, nėra kur labai ir skubėt. Tai ką, einam po truputį ruoštis.